Sveiki, brangų žiūrovai. Štai mes vėl eteryje, viešoji įstaiga Tiesa išlaisvina, tęsia savo laidų ciklą. Ir šiandien mes susirinkome kartu su Marium pašnekėti apie mūsų interneto puslapį Stop LGBT ideologija LT. Mes šį puslapį sukūrėme praeitais metais, bet neturėjome progos detaliau jo pristatyti visuomenėje. Ir tam puslapį esam iškėlę tokį kaip pagrindinę mintį, kad LGBT ideologija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Ir mūsų manimų yra labai svarbu pagrįsti, kodėl mes taip teigiame, ir dėl to iš tikrųjų ir darome šią laidą. Kaip mums gimė idėja tokiam puslapiui? Mes prieš susitinkant kartu veikiame atskirai, domėjomės, kas vyksta Lietuvoje, dalyvavom visuomeninėje veikloje, aktyviai skaitėm, kas vyksta žiniasklaidoje Lietuvoje ir tiesiog pamatėme, kad LGBT ideologija yra platinama tam tikrą prasme propagandiniais būdais, nepagarbiais būdais, bandant perauklėti visuomenę, ir pamatėme, kad tai kelia tam tikrą grėsmę Lietuvos visuomeniai. Ir kaip būdami dori krikščionys, jausdami pareigą už savo šalį, nutarėme, kad reikia padėti visuomeniai stiprinti savo poziciją LGBT ideologijos atžvilgiu. Ir tiesiog suvedė keliai mus su Marium, su Darium ir su manim Simonu. Mes trysia susibūrėm į organizaciją Tiesa išlaisvina ir štai sukūrėm tokį puslapį. To puslapio tikslai galima būtų įvardinti tokius 4 tikslus. Pirmas iš jų yra švietėjiškas. Mes tiesiog nutarėm, kad Lietuvoje nėra vienos vietos internete, kur būtų patalpinta visa pagrindinė informacija LGBT klausimų. Yra daug įvairių puslapių, kur ribotai informacijos, ir mūsų manimų, kad šitas puslapis turėtų pasitarnauti ir studentam, ir politikam, ir visuomenininkam, kad vienoje vietoje galėtų susipažinti su tradicinių vertybių žmonių nuostatom šiuo klausimu. Antrasis tikslas mūsų šito puslapio yra ugdomasis. Mes norime iš tikrųjų padėti visuomeniai keisti tam tikrą požiūrį į LGBT žmonės, jį daryti daugiau tokiu užjaučiantį, padėti visuomenį suprasti, kad dauguma LGBT žmonių nepasirinko šito savo kelio, galbūt turėjo didelių išbandymų vaikystėje, įvairių traumų ir taip toliau. Ir mes norim ugdyti tą tokią pagarbą ir užuojautą tiem žmonėm, tuo pačiu ugdant ir visuomenės atsparumą šitai ideologijai. Trečiasis tikslas yra pagalbinis. Mes šitam puslapyje talpiname daug informacijos, video, straipsnių nuorodų, kur galima tiesiog toliau šviestis ir gilintis į šią temą. Yra po kiekvieno turinio punktų, kur yra konkrečių klausimų pateiktas atsakymas, galima rasti nuorodas, kur galima skaityti ir toliau gilintis. Ir ketvirtas mūsų šito puslapio tikslas yra krikščioniškas. Mes tiesiog šiuo puslapiu išreiškime savo tokią aktyvę krikščionišką poziciją. Norime liudyti, kad krikščioniškas tikėjimas padėjo mums mūsų gyvenimo kelionėje, atvedė mus į, taip galima sakyti, vidinę laisvę, kurią mes džiaugiamės. Ir mes tiesiog tuo dalinamės su tais, kurie skaitys šį puslapį. Tai tokie būtų mūsų šito puslapio tikslai. Ir šioje laidoje mes pabandysime pagrįsti būtent, kodėl toks puslapis gimė, kodėl mes jį tokį sukūrėme. Taigi gal pradėkime mes nuo tokio pradinio klausimo. Mes, kaip sakiau, teigiame, kad LGBT ideologija yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Pradėkime nuo to, apskritai, kas yra ideologija. Kada yra kažkokia tai tam tikra pažiūrų sistema vadinama ideologija, kada nėra ideologija, kuo skiriasi ideologija nuo pasaulėžiūros. Gal tada, Mariau, tu kaip politologas, istorikas galėtum mums daugiau papasakoti apie ideologijos sampratą. Na, iš tikrųjų, kiekviena sąvoka yra sąlyginė ir kiekvienai sąvokai galima suteikti įvairių prasminių atspalvių. Kas išskiria ideologiją iš kitų, sakykime, pasaulėžiūrų spektro, tai pats jau pasakėjai esminį žodį, tai yra sistema. Jeigu pasaulėžiūra yra sistemiška, jeigu joje visos idėjos yra sudėliotos tam tikra tvarka,
ir tos idėjos tarpusavyje dera, tai jau galima kalbėti apie ideologiją. O pasaulėžiūra yra tokia bendresnė savoka ir pasaulėžiūra gali būti ir protu nereflektuota, pasaulėžiūra gali būti ir pakankamai chaotiška. Na ir jeigu mes toliau nagrinėsime konkrečiai LGBT ideologiją, mes pamatysime, kad šitoje pasaulėžiūroje iš tikrųjų yra ideologijos bruožų, bet yra ir tam tikro vidinio chaotiškumo. Ir viena vertus be abejo LGBT ideologijos atstovai, jie bando pateikti tam tikrą visuomenės viziją. Tačiau jeigu mes pasigilinsime labiau, mes pamatysime, kad daug kur šitai vizijai trūksta nuoseklumo. Konkretus pavyzdys, tarkim, jie teigia, kad lytis yra reliatyvi, kad kokios lyties aš jaučiuosi esas, tokios lyties aš tarkim ir esu. Maža to jie sako, kad moralinė tiesa yra reliatyvi ir mes neturime teisę sakyti, tarkim, homoseksualius santykius praktikuojančiams žmonėms, kad jie yra neteisūs. Bet mes matome, kad tas jų reliatyvumas, jis nėra nuoseklus. Mes matome, kad tam reliatyvumui į vieną pusę yra atveriama vis daugiau erdvės, o iš kitos pusės ta erdvė yra vis siaurinama. Ką man pavyzdžiui daryti, jeigu, tarkim, mano pasaulėžiūrinė tapatybė yra homofobas? Na, iš tikrųjų taip nėra ir mes čia dar galėsim atskirai pakalbėti, kas yra homofobija, kiek tai yra vartotina savoka ir kiek jinai yra, tarkim, logiška. Bet, tarkim, vartokim dabar, kol kas šitame etape sutikim su jų vartojamam savokom ir pasakykim, aš esu homofobas ir aš noriu toks būti. Ir tada jie jau sako, ne, čia tu jau esi neteisus. Palaukit, ką reiškia teisus ar neteisus, jeigu jūs sakote, kad universalios moralinės tiesos nėra. Tai mes matome ir tam tikrą nelogiškumą. Kita vertus, vienas iš tokių, sakykime, ryškiausių LGBT ideologijos stereotipų yra, ir pats jau šiek tiek apie tai užsiminiai, kad, sakykime, homoseksualumas arba transseksualumas arba biseksualumas arba kuri nors kita iš tų 70 kelių ten orientacijų yra nepasirenkama. Dažnai yra teigiama, kad tai yra prigimtinė duotybė, bet tuo pat metu štai dabar mes sulaukėme tokios metodinės medžiagos mokytojams, kur yra kalbama, kad lytinė orientacija gali būti kintanti ir kad vaikus reikia supažindinti kuo labiau, reiškia, su tų lytinių orientacijų ir lyties tapatybių įvairovę, kad jie galėtų eksperimentuoti, kad jie galėtų išbandyti vieną kelią, kitą, trečią ir galų gale pasirinkti, kas juos labiausiai tenkina. Tai palaukit, gerbėmieji LGBT ideologijos atstovai, tai vis tik ar tai yra duotybė, ar tai vis tik tai yra kintantis dalykas, jūs apsispręskit. Ir mes matome, kad tokio apsisprendimo aiškaus nėra, kai jie nori nusimesti nuo savęs atsakomybę, tada jie sako, aš nesirinkau. Čia aš toks arba gimiau, arba tai susiformavo ankstyvoje vaikystėje ir aš to niekai pakeisti negaliu. Bet kai kalbama apie jų įtaką visuomeniai, tada jau staiga tai pasidaro tokie takūs, pakankamai kintantys dalykai. Todėl aš sakyčiau, kad viena vertus LGBT pasaulėžiūrą galima vadinti ideologija, kita vertus tame yra labai daug ir kito reiškinio apraiškų, tai yra demagogijos. Paprasčiausių tokių retorinių manipulacijų, kada pagal patogumą yra renkamosis tokios pozicijos, kurios viena kitai netgi gali, sakykime, ir prieštarauti. Na ir aišku, patys LGBT ideologijos atstovai dažnai mėgsta pabrėžti savo plakatuose, savo mitinguose, aš esu žmogus, o ne ideologija. Ir tai yra tam tikras žaidimas jausmais, nes jeigu tu pasakai, kad tu turi reikalą ne su ideologija, o su žmogumi, tarsi mes, krikščionys arba plačiaja prasme humanistai, neturėtume kovoti su žmogum kaip su asmeniu, ar ne? Taip. Ir Kristus sakė, mes nekovojame su kūnu ir krauju, žodžiu, ar ten vienas iš apaštalų, dabar jau nebepasakysiu. Bet man atrodo, iš apaštalų laiškų yra šita mintis. Tai iš tikrųjų tai yra tam tikras manipuliavimas jausmais, nes logiškai mąstant lygiai tą patį galėtų pasakyti, pavyzdžiui, nacionalsocialistas.
Lygiai tą patį gali pasakyti komunistas. Aš žmogus, o ne ideologija. Viskas tvarkoja, be abejo, tu esi žmogus. Tačiau tu esi žmogus, kuris šiuo atveju reprezentuoja tam tikrą ideologiją ir mes, sakykime, nelaikydami galbūt savaiminiu blogiu tavęs kaip asmens, mes turime teisę išsakyti savo vertinimą tavo ideologijos atžvilgiu. Ar galėtume mes pateikti tam tikrų pavyzdžių ideologijų, kurios savo aiškumu yra tokios kaip stiprios ideologijos, visiems aiškios, žodžiu, kad būtų klausytojams suprantamiau? Kokie tai būtų pavyzdžiai? Na, klasikinės politinės ideologijos, tai aišku, yra konservatizmas, nacionalizmas, liberalizmas, socializmas. Tos ideologijos turi pakankamai daug visokių atspalvių, formų, vidinių srovių, srovelių, sakykime, nuo socializmo galima atskirti komunizmą, nuo nacionalizmo galbūt radikalaus ypač nacionalizmo išsišakoja ir nacionalinis šovinizmas, sakysim, konservatizmas, kai kada yra tapatinamas su tradicionalizmu, nors iš tikrųjų tai nėra visiškai tapatus dalykai. Na, liberalizmas kai kuriais atvejais gali pereiti į anarchizmą ir taip toliau. Aš net nežinau, ar mums šitoje laidoje reikėtų labai detalizuoti kiekvienos ideologijos apraiškų įvairovę, nes tada tai tiesiog gautųsi laida apie viską. Bet be abejo, ideologijos gali būti ir nebūtinai politinės. Mes žinome įvairių, tarkim, kultūros, meno srovių, įvairių sampratų, apskritai kas yra meniškumas. Dabar jau atsiranda tokios savokos kaip antimenas. Reiškia, ir jeigu praeityje meno paskirtis buvo taurinti žmogaus sielą, tai dabar meno paskirtis yra šokiruoti. Na ir aišku, kuo žmogaus jutikliai priima aštresnius pojūčius, tuo labiau tie jutikliai ilgainiui atbunka ir reikia dar aštresnių pojūčių. Ir mes matome dabar tokias neva tai meno apraiškas, kada religinių figūrų paveikslai ten yra taškomi žmogaus kūno išskyromis, žodžiu, arba koks nors religinis paveikslas tenais yra išdarkomas, iškraipomas ir jam yra priskiriama visokia atributika, kad tik paniekintų tą religiją. Aš čia atsimenu tokią istoriją su Charlie Hebdo, buvo toksai neva tai humoristinis, satyrinis prancūzų žurnalas, kuris ilgą laiką tyčiojosi iš krikščionybės ir tyčiojosi pačiais vulgariausiais būdais, kol galų gale nusprendė pasityčioti iš islamo. Ir tada tiesiog atėjom barzdoti musulmonai ir sako, na, šitaip nebus, mes su tuo tikrai nesitaikysim. Ir ten, kiek žinau, tiesiog išžudė ten redakciją ir reikalas tuo nesibaigė. Aišku, tas laikraštis žurnalas toliau tęsė savo veiklą, bet visuomenė buvo sukrėsta ir klausė, tai kas čia dabar įvyko? Tai kaip čia dabar su tom visom teisėm? Ir čia norėčiau pereiti prie to, kad ir ta LGBT ideologija tai nėra kažkoks savarankiškas reiškinys. Tai yra dalis, modalumas daug platesnės destruktyvios ideologijos, kurią nerasdami geresnio pavadinimo galime pavadinti leftizmu. Tai yra tam tikra liberalizmo, komunizmo ir freudizmo samplaika. Ir pagal tą ideologiją visos visuomenės normos, visos visuomenės struktūros, pradedant šeima, baigiant tauta arba bažnyčia, tai yra tam tikri dirbtiniai konstruktai, kurie yra sukurti siekiant vienoms visuomenės grupėms išnaudoti kitas ir todėl siekiant absoliutaus žmogaus išlaisvinimo ir visų žmonių lygybės, tas visas struktūras ir normas reikia dekonstruoti. Kitaip tariant, jeigu išvertus į lietuvių kalbą, tiesiog sugriauti, išardyti. Yra labai svarbu tai, yra pažymėti, kad žmonių joks bendrabuvis be aiškių struktūrų ir aiškių vertybinių normų tiesiog yra neįmanomas. Ir todėl, jeigu tu išardai kažkokią vieną struktūrą, tu jos vietą sukūrė kažkokią tai kitą struktūrą. Tai būtent ta leftistinė ideologija, kurios vienas iš aspektų yra genderizmas arba LGBT ideologija, jinai būtent dekonstruoja prigimtinę šeimą
ir į jos vietą siūlo tokius įvairius hedonistinius junginius, kad šeima gali būti bet kas, ką žmonės laiko šeima. Ir iš tikrųjų čia yra vėlgi tam tikra dviprasmybė, mums tai yra pateikiama kaip tam tikras žmogaus išlaisvinimas. Neva tai jeigu mes suteikiame teisę ten 2 vyrų, 2 moterų, perspektyvoje galbūt 5 vyrų, 5 moterų, kažkokiam tai junginiui suteikiam šeimos teises, tai čia yra kažkas apie laisvę. Bet iš tikrųjų yra priešingai. Šitos įstatymų iniciatyvos, civilinės sąjungos, kaip dabar tai norima skambiai pavadinti, įstatymo, sakykime, normos, tai yra būtent apie prievolę. Tai yra apie prievolę visuomeniai pripažinti tokias šeimas. Nes, tarkim, mangi niekas nedraudžia dabar savo katino vadinti šeimos nariu. Mano katinas yra šeimos narys, bet aš nesiekiu to kažkaip išreikšti teisinę formą. Tai jeigu, tarkim, būtų priimtas toks civilinės sąjungos įstatymas, tai jau reikštų ne tų žmonių teisę, kurios niekas iš jų ir taip neatima, laikyti save šeima. Laikyti save šeima gali bet kas, iš tikrųjų, ir laikyti savo šeimos nariu, bet kas gali bet ką. Bet tai jau būtų būtent visuomenės prievolė pripažinti tokias šeimas. Ir jeigu kas nors nepripažintų, prieš jį jau būtų taikomos sankcijos. Pabandykime, Mariau, dar biškį pagvildenti ideologijų klausimą ir grįžkime prie, kaip tu minėjai, kad kiekviena ideologija turi savo sistemą tam tikrų pažiūrų. Taip pat mes ir prieš laidą kalbėjome, žodžiu, kad ideologijos turi tam tikrą savo visuomenės viziją. Ar galėtų mums gal daugiau papasakot, kaip LGBT ideologija formuluoja tą visuomenės vizijos klausimą? Be abejo, vizija tam tikrai yra, bet aš grįžčiau prie to, kad tai nėra kažkoks pavienis, izoliuotas reiškinys, kad tai yra platesnės ideologijos modalumas arba fragmentas. Tai būtent tos leftistinės pasaulėžiūros vizija, jeigu apie ją galime kalbėti, tai yra tokia, sakykime, kosmopolitinė visuomenė, kur nebūtų skirtumų tarp, tarkim, prigimtinės šeimos ir jų kuriamų šeimų konstruktų, kur nebūtų skirtumo tarp senbuvių gyventojų ir atvykusių žmonių, kur nebūtų skirtumų tautinių, rasinių ir ideologinių tarsi. Tai čia yra, sakykime, jų piešiamas toksai reklaminis vaizdas, tokia savotiška demo versija. Tačiau jeigu mes pasižiūrėsime, kaip realiai šita įvairovės ir atvirumo, kaip jie tai įvardina, vizija yra įgyvendinama, tai mes pamatysime, kad iš tikrųjų vienos grupės yra proteguojamos, globojamos kitų grupių sąskaita. Ir jau dabar yra ne viena vakarų valstybė, pradedant Kanada, tęsiant, sakysim, ten, Škotija gal ne valstybė, sakykim, tai yra tam tikra autonominė Jungtinės karalystės dalis, bet ten taip pat yra labai įsivyravusios tos tendencijos, be abejo Skandinavijos šalyse. Yra tokia situacija, kad, tarkim, jeigu krikščionis, tarkim, tradicinės krikščioniškas vertybės išpažįstantis žmogus kritikuoja LGBT sugyvenimo formas, tai jis yra nusikaltėlis, kurį reikia bausti. O jie, tarkim, tyčiotis iš krikščionybės gali. Ir tarkim, tokia yra praktika, pavyzdžiui, Kanadoje, kad būtent LGBT aktyvistai, jie ateina į bažnyčias ir pradeda sąmoningai provokuoti tikinčių žmonės. Jie ten pradeda glebesčiuotis, žodžiu, imituoti visokius aktus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu kokia nors šiek tiek konservatyvesnė močiutė pasako, kad vaikeli, jūs gal truputį ne į tą vietą atėjot su tokiu elgesiu, tai ta močiutė yra apskundžiama žmogaus teisų tribunolui, ir tai yra ten pakankamai plačius įgaliojimus turinti institucija. Kai kas matyt
norėtų ir Lietuvoje tokios institucijos ir jie gali tapti tą patį lygių galimybių kontrolierės instituciją, kuri šiuo metu žinome, kieno yra atstovaujama. Tai būtent lesbietiškoj sąjungoj gyvenančios moteriškės. Tai būtent tada tokios institucijos jos pradeda persekioti tokius žmonės, kurie, sakykime, nori išreikšti kažkokią tai kitą oponuojančią poziciją. Labai panašiai yra tautinėme ir rasinėme kontekste. Sakysim, jeigu koks nors vietinis, tarkim, gyventojas imasi smurto atvykėlio atžvilgiu, tada jam prie paties smurto fakto dar yra pridedamas neapykantos nusikaltimo, reiškia toksai kaltinimas neapykantos nusikaltimu ir jo atsakomybė papildomai išauga. Tačiau jeigu, tarkim, atvykėlis imasi smurto prieš vietinės kilmės žmogų, tada jam atsakomybė yra švelninama arba iš vis netgi panaikinama. Yra pasakoma, kad tas vargšas atvykėlis taip ilgai buvo diskriminacijos auka, kad jame kaupėsi ta įtampa ir pasireiškė. Čia jis vargšelis pats dėl to visai nekaltas. Čia dėl to yra kalta šita ksenofobiška, svetimšalių nemėgstanti visuomenė. Tai matom tokius įdomius reiškinius, bet vėlgi pats klausė apie viziją, kokia yra jų vizija. Tai mes matome, kad toje vizijoje kartais tikrai tenka irgi pasigesti nuoseklumo. Nes pavyzdžiui, ilgą laiką buvo galvojama, kad tokia globotina grupė, ypač po Holokausto tragedijos, tai yra, sakykime, žydų tautybės gyventojai. Paskui jau atsirado homoseksualai. Paskui atsirado atvykėliai iš įvairių šalių, įskaitant, tarkim, tokio gan radikalaus islamo visuomenės, ar ne? Ir dabar ką daryti, jeigu musulmonas teroristas susprogdina žydą? Arba ką daryti, jeigu musulmonas teroristas nupjauna galvą gatvėje homoseksualą? Ir tada atsiranda tam tikros kolizijos ir žmonės tada pradeda galvoti, kad tai gal čia reikėtų vieną grupę kažkaip tai iškelt virš kitos. Kiti sako, ne, reikia tą grupę virš tos iškelt. Kiti sako, gal bandom sulyginti, bet tu matai, kad nieko sulyginti neįmanoma, todėl kad yra visiškai skirtingi pasaulėvaizdžiai tų susiduriančių grupių. Ir tu jau negali tiesiog toleruoti tolygiai jų abiejų, nes viena kažkuri jų pasako, kad ta kita yra visiškai nepriimtina. Ir dabar labai įdomu yra stebėti būtent tą Hamas konfliktą su Izraeliu, nes daugelis tų pačių leftistų, arba kitaip dar galim pavadinti kairiųjų liberalų, tai yra tokie liberalai, kurie praturtino savo pasaulėžiūrą, sakykime, įvairiais marksistiniais ir bolševikiniais principais, mes matome, kaip tie patys leftistai, jie tarsi praregėja, sako, kad islamiškasis terorizmas gali būti problema, nes kenčia tie patys žydai, jie kentėjo nuo nacių, dabar tie žydai jau kenčia nuo islamo teroristų. Tai gal su tų visų islamistų prieimimu irgi nėra viskas tvarkoje ir prasideda tam tikri ginčiai, prasideda tam tikri nesutarimai. Tai grįžtant, tarkim, prie LGBT klausimų, irgi mes matome tam tikrą nenuseklumą, nes viena vertus yra sakoma, kad tarkim, šeimą gali kurti 2 vyrai arba 2 moterys, bet tai palaukit, o kodėl 2? O jeigu aš 3 moteris, pavyzdžiui, myliu? Arba 3 vyrus? Kodėl negalima sukurti, tarkim, homoseksualios komunos iš 14 žmonių? Arba kodėl negalima sukurti, sakysim, kažkokios tarplytinės sąjungos? Tarkim, 3 moterys, 5 vyrai, arba atvirkščiai. Kodėl negali būti tokios komunos? Dabar toj pačioj civiliniai sąjungoje, kuri yra projektuojama Seime valdančiosios koalicijos, ten civilinės sąjungos viena iš sąlygų yra monogamija. Reiškia, jeigu, tarkim, tu turi sudaręs šeimą,
tu jau negali sudaryti civilinės sąjungos. Arba jeigu tu esi sudaręs civilinę sąjungą su vienu asmeniu, tu jau nebegali jo sudaryti su kitu. Ir tuo pačiu metu jie tarsi sako, ne, čia ne šeima, čia šeimų nepalies. Mes nekvalifikuosime to kaip šeimos. Bet tai palaukite, kodėl tada monogamijos reiškia yra reikalavimas? Buvogi alternatyvus projektas. Gyvenimo kartu, berods vadinosi projektas, ir ten buvo, pavyzdžiui, kalbama, kad galėtų tam tikrus teisinius santykius sukurti, tarkim, vienuolių bendryje, arba tiesiog grupė draugų, kad pagal visas teisinės normas galėtų, tarkim, gauti vienas apie kitą informaciją ligos atveju, galėtų vienas kitą lankyti kalėjime, galėtų vienas kitam ten be kažkokių papildomų testamentų ir kitų teisinių vingrybių palikti paveldą kažkokį. Ir šita problema, kur dabar yra manipuliuojama, kad čia, sakysim, vargšai homoseksualai, jie ten negali vienas kitam palikti dėžės vazelino. Tai iš tikrųjų tokios sąlygos būtų sukurtos būtent šituo bendro gyvenimo įstatymo projektu. Bet būtent jiem ne to reikia. Kur yra problema. Jiem ne to reikia. Jie kėsinasi į šeimos statusą. Kitas žingsnis yra numatomas įsivaikinimas ir vaikų auklėjimas jau pagal, sakysim, 2 tėčių arba 2 mamų pasaulėžiūrą. Tai kaip sako mano geras bičiulis, nepriklausomybės akto signataras Audrius Butkevičius, jisai sako, aš dar galėčiau netgi susitaikyti su savoka šeima jų atžvilgiu, bet sako, ką aš kaip politikas darysiu, kada prie manęs po kokių 20-15 metų prieis vaikas užaugęs tokio šeimoje ir pasakys, dėdės, ką aš jums blogo padariau, kad jūs mane privertėte augti nenatūralioje aplinkoje. Reiškia, ir jeigu mes pasižiūrėsime dar giliau į LGBT kaip reiškinį, tai yra Marko Regneruso tyrimai, Kurto Freundo, Robino Watsono, mažiausiai 3 mokslininkų pakankamai respektabiliuose žurnaluose įspausdinti tyrimai, kurie rodo, kad yra, sakysim, koreliacija tarp homoseksualumo ir pedofilijos. Čia be abejo mes nenorim sakyti ir nesakom, kad visi homoseksualai būtinai bus pedofilai arba atvirkščiai, bet santykis tarp heteroseksualių ir homoseksualių pedofilų yra 1:11. Kolegos, tai yra iš tikrųjų siaubingi skaičiai. Ir dabar kaip dalis, tarkim, tokių konservatyvesnių, nors čia šitas žodis keistokai skamba, bet kai dalis konservatyvesnių LGBT ideologijos atstovų sako, kad, tarkim, lytinė orientacija yra duotybė, kurios negalima pakeisti, tai statistika rodo visiškai ką kitą. Dabar yra vakarų šalyse atlikti tyrimai, kurie rodo, kad per tą laiką, kol ta LGBT ideologija tapo vyraujančia, per tą laiką vis didesnė visuomenės jaunimo dalis save jau priskiria nebe prigimtiniai orientacijai. Aišku, ten būtų turbūt naivu galvoti, kad LGBT ideologijos dėka staiga visi ten taps gėjais arba lesbietėmis arba transseksualais ir tiesiog visuomenė išnyks. Bet pavojus tam pačiam nacionaliniam saugumui, jisai glūdi, sakyčiau, daug giliau. Tie patys homoseksualai, tai yra tiesiog matoma ledkalnio viršūnėlė. Tai yra tam tikra reprezentacija daug bendresnės pasaulėžiūros, kada apskritai žmogaus gyvenimo tikslu tampa ne moralinės ar intelektualinės dorybės, o kuo didesnis malonumo kiekis. Tai yra ideologija pakankamai sena, čia galima atkapstyti iki Jeremio Benthamo arba dar giliau iki Epikūro, čia nuo antikos laikų eina šitą liniją, kad žmogaus gyvenimo tikslas yra pasiekti kuo daugiau malonumo. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm į tai, kad ir iš to paties krikščioniško pasaulėžiūrinio taško, tai čia yra satanizmas atvira forma. Būtent malonumo pavertimas savitikslė vertybė yra praktiškai viso blogio žmonijoje priežastis.
Ir va čia būtų toks, galbūt šiek tiek atskiras klausimas apskritai, kas yra blogis. Kai kurie žmonės galbūt pasakytų, kad blogų žmonių visai nėra. O krikščionys pasakytų, kad absoliučiaja prasme gerų žmonių nėra. Nes kiekvienas žmogus, netgi pats geriausias, per savo gyvenimą yra padaręs kažką tai blogo. Tai todėl ne vienas žmogus nėra absoliučiai geras ir todėl jisai negali patekti pas Dievą, kuris yra absoliučiai tobulas ir negali priimti į savo akivaizdą nieko, kas nėra tobula. Tai krikščionis pasakytų, štai ką mums reikalingas Kristus. Kad reiškia mes galėtumėm susikeisti su Kristumi savotiškai vietomis ir Kristus galėtų prisimti mūsų nuodėmes ir užnešti jas ant kryžiaus, o mums galėtų atiduoti savo teisumą ir savo, sakykime, dorybės. Tai būtent per Kristų mes tokių mainų dėka galime prieiti prie Dievo. Tačiau jeigu vis dėlto grįžtame prie to gėrio ir blogio santykio, tai aš ko gero sutikčiau su tais, kurie sakytų, kad blogų žmonių, tokia labai radikalia prasme, jų yra absoliuti mažuma. Tik absoliuti mažuma žmonių, galbūt kažkokie iškrypėliai, sadistai, siektų blogio kaip blogio. Siektų blogio dėl to, kad jis yra blogas. Aš kažką darau kažkam blogo, norėdamas jam būtent padaryti blogo. Bet iš tikrųjų, tokio daug kasdieniškesnio blogio priežastis. Tai yra būtent gėrio siekimas savo kitų sąskaitą. Ir kada malonumas tampa aukščiausiu tikslu, tai vienintelis dalykas, kuris mane gali sulaikyti nuo blogio, tada yra, sakysim, kažkokių tai sankcijų baimė. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, ką nors padarau blogo ir apie tai niekas nesužino, tai tada reiškia, aš nieko nerizikuoju. Arba jeigu tas blogis, kurį aš darau, yra įteisintas įstatymu, vėlgi aš tada nieko nerizikuoju. Tai iš tokių būtent intencijų paskui ir atsiranda taip pat ir tokie reiškiniai, kaip mes matėme 20-ame amžiuje, kada atrodytų kasdienybėje visiškai normalų žmonės, taiga paskui patapo kažkokiais žudikais, išdavikais, išnaudotojais ir taip toliau. Nes jiems būtent aukščiausias tikslas buvo savo pasiekti gėrį, o ne pasiekti bendrojo gėrio. Tai čia yra esminis klausimas, ar mes vis tik tai laikysimės bendrojo gėrio koncepcijos ir save suvoksime kaip, gal nelabai geras žodis įrankis, bet jeigu save suvoksime kaip bendradarbius tam tikrame bendrojo gėrio kūrime, tai mes turėsim vienokią visuomenės modelį. Jeigu mes matysime save kaip aukščiausią tikslą ir savo malonumą kaip aukščiausią tikslą, tai be abejo mes turėsime dezintegruotą visuomenę, kurios vietą tiesiog užims tos visuomenės, kurios bus moraliai stipresnės. Savo laiku taip įvyko daugelį ankstyvųjų civilizacijų, tai turbūt žinomiausias mums pavyzdys yra Romos imperija, kuri tiesiog tiek ištvirko ir išglebo, kad jos vietą užėmė kitos tautos. Ir mes dabar matome labai panašius procesus vakarų Europoje, kada daugelis žmonių, užuot kūrę sveikas natūrales šeimas, jie tiesiog gyvena savo malonumui, lėbauja, darosi karjerą, kala pinigus, važinėja po pasaulį, savaime aišku nieko blogo, važinėti po pasaulį čia kaip tik yra labai didelė vertybė susipažinti su kitomis šalimis, su kitomis kultūromis, bet jie tiesiog mėgaujasi gyvenimu. Malonumas, kaip sakant. Jie siekia savo, žodžiu, maksimalaus malonumo. Ir tada mes matome, kaip šeimos institucija apskritai griūva, o sulig šeima, kadangi šeima yra visuomenės pagrindas, griūva ir pati tauta. Ir šiandien daugelį vakarų valstybių populiariausias vyriškas naujagimio vardas yra Muhamedas. Čia aš nenoriu to pasakyti, kad čia musulmonai patys savaime kažkokie tai blogi žmonės, bet tiesiog aš kalbu apie tai, kad mes išgyvename, mūsų regionas mažiau, bet vakarų Europa tai ypač, išgyvena tos pačius procesus, kuriuos savo laiku išgyveno Romos imperija. Ir jau vyksta dabar pakaitinė migracija, yra tokia savoka, kada tiesiog tam tikros invazinės kultūros arba invazinės žmonių grupės, jos jau
yra gyvybingesnės toj terpiai už tas vietinės visuomenės. Ir LGBT būtent, kuo čia yra dėta LGBT? Tai LGBT grupė yra dėta čia tuo, kad ji būtent ir skatina tą tokį hedonistinį į malonumą orientuotą gyvenimo suvokimą. Ir jie čia nėra vieniši, bet tai, kaip sakiau, yra tam tikras fragmentas, tam tikras modalumas daug bendresniam degeneracijos procese. Labai įdomus dalykas yra, tarsi tai būtų LGBT ideologijos visos propaguojamos žygiai, renginiai, šūkiai, visi tarsi nukreipti į gražius tikslus, į meilė yra meilė, tokie vat. Tačiau už visų tų gražių šūkių slypi tikrai pavergiantis pančiai. Tai tarsi būtų tam tikras netitikimas jų vertybių. Tai, ką jie transliuoja ir tai, kas slypi iš tikrųjų jų toj pasaulėžiūrai, ideologijoje. Kodėl vakaruose, net ir po tokių pavyzdžių, kaip tu minėjai, apie ateimą į bažnyčias, kur veržiasi tiesiog provokuoja, kodėl visuomenės kažkaip nepabunda, nepamato jų tikrojo veido, kur čia yra šuo pakastas, kaip tau atrodo? Na, jeigu žmogui 10 kartų pasakysi, kad jis girtas, jis eis namo miegot. Nes jisai patikės, kad jis iš tikrųjų yra girtas, nors galbūt bus negėręs nei lašų. Tai iš tikrųjų indoktrinacija turi galingą jėgą ir jeigu tam tikra ideologija ištisus dešimtmečius yra propaguojama per žiniasklaidą, per masinę kultūrą, per popkultūrą, netgi per akademinės institucijas ir dar įteisinama įstatymais, tai nieko nuostabaus, kad ilgainiui didelė dalis visuomenės patiki, kad ta ideologija yra teisinga. Ir netgi ignoruoja tai, kad, sakykime, tam tikros negatyvios apraiškos tos ideologijos tampa tiesiog akivaizdžios. Na, mes žinome, kokia kultūringa buvo vokiečių tauta, tarkim, XIX amžiuje, ar ne? Ir dar 20 pradžioje. Tačiau užteko ateiti tokiam Adolfui Hitleriui su savo šauniais sėbrais. Ir jie per keletą metų išmokė šitą visuomenę, vieną kultūringiausių pasaulio tautų, filosofų tautą, muzikų tautą, architektų tautą, sugebėjo paversti tokiais zombiais, kuriem atrodė normalu žudyti žmogų vien už tai, kad jis žydas, žudyti mažą vaiką vien už tai, kad jis žydas, žudyti žmogų už tai, kad jis yra, tarkim, neįgalus, arba išpažįsta kokį nors valstybės nesankcionuotą tikėjimą. Na, mes žinome, kaip buvo sudarojama su Jehovos liudytojų bendruomenė, taip pat ir su kai kuriom kitom konfesijom. Mes dabar labai panašų procesą matome Rusijoje. Ir daugelis iš mūsų, kurie, ypač mano kartos ir galbūt vyresni, dar prisimena tuos rusus, tuos kilnius dorus žmonės, kurie persitvarkymo laikais ėjo į gatves ir šaukė Gorbačiovai, paleisk lietuvius, suteik jiem laisvę, jie verti laisvės. Mes jiems nenorim būti priešai, mes nenorime būti prispaudėjai. Jeigu tauta nori būti laisva, turi teisę būti laisva. Ir dabar mes matome, kad šitos rusų tautos praktiškai nebelikę. Likę pavieniai žmonės, dar didvyriai, kurie kovoja. Bet šiandieną absoliuti dauguma rusų mano, kad yra visiškai normalu įsibrauti į svetimą šalį, primesti savo valią. Jeigu ta tauta priešinasi, yra visiškai normalu ją tiesiog fiziškai ir dvasiškai sunaikinti. Ir mes žiūrime į tą Rusijos visuomenę ir mes stebimės, kaip 20 metų gal praėjo ir tauta tampa kažkokiais zombiais. Na, aišku, ne visa. Aš niekada nepritariau radikalioms koncepcijoms, kad kažkokia tauta gali būti 100% bloga arba gera. Bet mes galime kalbėti apie tam tikras proporcijas. Ir proporcijas yra dabar Rusijoje labai nepalankios. Tai čia ir glūdi didysis paradoksas, kad mes žiūrime į Rusijos visuomenį ir baisimės, kokia jin yra užzombinta, bet nematome tų užzombinimo apraiškų savo vakarų pasaulio visuomeniai. O būtent genderizmas arba siauriau imant LGBT ideologija yra viena iš tų, sakykime, tokių apraiškų,
kur didelė dalis visuomenės yra tiesiog užzombinta. Ir jeigu šiandieną, tarkim, yra persekiojamas buvęs Seimo narys Petras Gražulis, kurio aš jokių būdų neidealizuoju, ir tikrai jis nėra mano politiko idealas, tačiau jisai yra persekiojamas už tai, kad dėstė biblinę poziciją, remdamasis, cituodamas šventąjį raštą, dėstė biblinę poziciją apie LGBT kaip apie reiškinį. Be abejo, jis ten galėjo kai kurios dalykus išsakyti galbūt nuosaikiau negu išsakė, galbūt neturėjo užsipulti visų homoseksualų in corpore, nes tikrai ne visi homoseksualūs asmenys yra kažkokia tai visuomenės prieš. Sakysim, jeigu žmogus, kuris ten kažkur privačiai saugėjinasi ar lesbinasi, jis nėra man nei draugas, nei priešas, tiesiog jis gyvena savo gyvenimą, aš savo. Tai aš manyčiau, kad iš tikrųjų mes daugiau turėtumėm kalbėti ne apie homoseksualiai gyvenančių žmonės, mes turėtume kalbėti būtent apie tą ideologiją, kuri ateina su tam tikra prievartos doze. Na, bet Gražulis pasirinko tokias raiškos formas, kokias pasirinko, ir jis, manau, demokratiniai visuomeniai turėjo teisę pasirinkti tokias raiškos formas, o jį dabar už tai persekioja. Tai ar mes galim sakyti, kad mes neužzombinta visuomenė, iš tikrųjų yra situacija gana liūdna. Bet vėlgi, čia yra skirtumas, tarkim, tarp vakarų Europos ir vidurio arba rytų Europos. Ir mūsų regionas dar šitam yra atsparesnis. Pagal statistinius duomenis dauguma Lietuvos visuomenės nepritarė nei radikaliam kosmopolitizmui su atsivėrimu masiniai migracijai, nei LGBT ideologijai. Bet mes turim tokią labai įdomią situaciją, kad visuomenės daugumos nuomonė parlamentiniu lygiu beveik nėra atstovaujama. Arba atstovaujama labai negausiai. Kas iš tikrųjų atsitinka? O atsitinka tai, kad apie tas politinės jėgas, kurios realiai oponuotų tai liberaliai kairiai arba leftizmui, apie tas organizacijas dauguma žmonių tiesiog nežino. Todėl kad žiniasklaida, kuri yra užvaldyta tų pačių leftistų, arba tyli apie tas organizacijas, arba kalba labai nepalankioj šviesoj, kad čia kažkokie neišsilavinę, buki žmonės, radikalai, ekstremistai, visų aplinkui nekenčiantys, šiandien skriaudžia gėjus, rytoj gal skriaus, nežinau, hipius arba pankus, na, mažai jau tų gal hipių ir pankų likę, bet, sakysim, hipsterius tos pačius, ar dar kažką, ar kažkokias religinės mažumas ir taip toliau, ir panašiai. Tai už tai tu pakalbi kartais su žmogum ir tu matai, kad jis yra tavo bendramintis, bet sako, einam, nubalsuosi už tokią ir tokią partiją. Čia kokia partija, šitie, ne, čia šitie radikalai, mes norim išlikti švarus, mes nenorim, sieti su kažkokiam tai radikaliam sritim. Tu klausiau, kuo jis radikalas? Tau, pavyzdžiui, patinka homoseksualų santokos ir įsivaikinimas? Nepatinka. O tau patinka, kad į Lietuvą būtų priimta, tarkim, 500 000 žmonių iš visiškai kitos kultūros, visiškai kito pasaulio regiono, su visiškai kitų supratimu? Ne, man tai irgi nepatinka. O tada klausiu, o tau patinka, kad Lietuva apskritai kaip valstybė baigia prarasti savo kaip valstybės atributus ir visos sprendimo galios keliauja kažkur tai ten į supranacionalinės institucijas, kur nors Briuselį arba iš viso kokias nors ten kapitalo korporacijas. Ne, ir tas nepatinka. Tai tu tada irgi toks pat radikalas. Ir tada žmogus kartais susimąsto. Tai aš manau, kad esminė išeitis iš mūsų dabar susikloščiusios politinės, socialinės ir kultūrinės situacijos, tai yra būtent alternatyvaus švietimo ir žiniasklaidos sistemos kūrimas. Ir manau, kad mūsų šitas kūriamas puslapis, tegul jis, kai kurie sakytų, apima tokia pakankamai siaurą sritį, ar ne, bet tai irgi yra tam tikra tokios savilaidos ir savišvietos priemonė. Ir kuo daugiau žmonių gaus tą alternatyvią informaciją ir turės progos apmastyti tą informaciją, tuo greičiau mes galime tikėtis,
kad mūsų visuomenės daugumos nuostatos bus atstovaujamos ir rinkimuose, o per rinkimus taip pat ir politinėse institucijose. Nes, kaip sakau dabar, tikrai turim tragikomišką situaciją, kad visuomenės dauguma prieš leftizmą, o parlamente dauguma už leftizmą. Tai manau, kad šita situacija taip ilgai nesitęs, arba šita valdžia perauklės visuomenės daugumą taip, kaip perauklėjo vakaruose, arba visuomenės dauguma nušluos šitą politinę daugumą. Taip, laidą pradėjome su klausimu, kodėl LGBT ideologija yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai pabandykime dabar pažvelgti į tai, kas yra nacionalinis saugumas. Ir Lietuvoje yra priimtas ne vienas teisės aktas, kuris kalba apie tai. Pagrindinis turbūt būtų nacionalinio saugumo strategija. Ir joje yra labai aiškiai pasakyta, kad Lietuvos Respublika savo nacionalinį saugumą suvokia kaip sutelktomis Lietuvos valstybės ir piliečių pastangomis vykdomą valstybingumo ir demokratijos plėtrą bei stiprinimą, tautos saugaus būvio ir valstybės vidaus bei išorės saugumo užtikrinimą, kiekvieno potencialaus užpuoliko atgrasimą, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės, teritorijos vientisumo ir konstitucinės santvarkos gynimą. Tai va, čia yra toksai tarsi apibrėžimas, kas yra nacionalinis saugumas ir jame yra labai aiškiai pasakyta, kad tai neatsiejama yra nuo tautos saugaus būvio. Ir ką mes kalbėjome apie prigimtinę šeimą, apie jos bandymą perkurti, tai yra tiesioginis pavojus Lietuvos visuomenės saugiam būviui. Nes taip pat šitoj strategijoje yra sakoma, kad nacionalinio saugumo užtikrinimas yra būtina valstybės ir visuomenės klestėjimo sąlyga ir nacionalinio saugumo interesai yra grindžiami Lietuvos Respublikos konstitucijoje įtvirtintomis vertybėmis. O konstitucijoje yra 38 straipsnis, kuris aiškiai sako, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Taigi mes taip galime teikti, kad LGBT ideologija nusitaikiusi prigimtinę šeimą yra nusitaikiusi Lietuvos nacionalinį saugumą. Kiek tai yra pagrįsta, ar reiktų dar kokių papildomų argumentų, ar tai yra jau pakankamai, kad teiktume, kad tikrai tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Kaip tu manai, Mariau? Na, aš berods jau minėjau, kad turbūt niekas negalvoja rimtai, kad rytoj staiga visi taps gėjais arba lesbietėmis ir dėl to pražus tauta, nes tiesiog nebegimdys vaikų, bet lietuvių tauta jau dabar gimdo per mažai vaikų, kad tauta galėtų atsinaujinti. Nors dar situacija nėra tokia tragiška kaip daugelį vakarų Europos valstybių. Tačiau šiuo metu mūsų gimstamumas mirštamumo atžvilgiu yra minusinis. Ir jeigu bus toliau platinamos būtent tos hedonistinės nuostatos, kad svarbiausia yra ne, sakykime, tautos tęstinumas, ne bendrasis gėris, ne civilizacijos išsaugojimas, bet būtent mano asmeniniai malonumai. Ir kaip vienas mano giminaitis netgi išsireiškė, kad sako, mano civilizacija mirs kartu su manim. Tai be abejo, kalbėti apie nacionalinį saugumą čia būtų pakankamai problemiška. Na, aš įsivaizduoju, kad yra netgi stipresnė savoka negu saugumas, tai yra išlikimo klausimas. Ir jeigu mūsų prigimtinės šeimos institucija bus suardyta, jeigu ją pakeis kažkokie tai nauji sugyvenimo būdai, jeigu lietuviai nebegimdys vaikų, o tik tai įsivaikins, sakysim, kažkokie neaiškus dariniai, neaišku kieno vaikus ir neaišku, ko jos ten paskui mokys. Tai tiesiog, kaip sakoma, šventa vieta tuščia nebūna. Ir gali ateiti į mūsų vietą, tarkim, tie patys rusai, nors rusų šiuo metu demografinės tendencijos irgi nėra palankios, reikia pripažinti tautai. Ir kai čia kai kas bando vaizduoti Putiną kaip kažkokį vos ne nacionalistą ir nacionalistinį alternatyvą kosmopolitiniams vakarams, tai yra šiek tiek juokinga, nes ta pati rusų tauta yra prasigerianti ir išmirštanti tauta, kurios vietą
užima vėlgi išeiviai iš tų pačių musulmoniškų kraštų, iš Šiaurės Kaukazo, iš Vidurinės Azijos, žodžiu, bet, Rusija dar turi pakankamai potencialo, kad tiesiog galėtų perimti mūsų geografinės erdvės. Bet jeigu tai nebus rusai, tai nėra didelio skirtumo, kas tai bus. Tai gali būti patys išeiviai iš musulmoniškų kraštų, tai gali būti kinai, tai gali būti indai, dar viena besiplečianti pasaulinė galybė. Kaip sakau, šventa vieta tuščia nebūna ir kažkas tą vietą užpildys, bet jeigu Lietuvoje gyvens dauguma žmonių, kurie jau bus nelietuviai ir nebetapatins savęs su šito krašto istorija, su šito krašto kultūra, su šito krašto senbuvė bendruomenė, tai esminis klausimas, ar apskritai reikalinga tokia Lietuva. Aš manau, kad būtent valstybės pagrindas yra apsaugoti jos titulinę tautą, nepažeidžiant be abejo kitų istorinių tautinių bendrijų teisių. Tačiau pirmiausia, apsaugoti būtent titulinę tautą. Ir Lietuvos konstitucijos preambulėje yra sakoma, lietuvių tauta yra Lietuvos valstybės kūrėja. Lietuvių tauta yra Lietuvos valstybės pagrindas. Jeigu šito pagrindo nebeliks, tai Lietuva, kokia jin ten bebūtų atvira, moderni ir tolerantiška, paprasčiausiai nebeturės prasmės egzistuoti. Todėl aš manyčiau, kad būtent visa šita leftizmo arba kairuoliško liberalizmo ideologija, kurios vienas iš sandų yra LGBT ideologija, be abejo yra grėsmė nacionaliniam saugumui. Tikrai nesimsiu spręsti, ar didesnė grėsmė negu Putinas, bet ko gero tikrai ir nemažesnė. Nes jeigu Putinas šiuo metu vykdo agresiją tokiu labai atviru, brutaliu būdu, per karinį ginkluotą įsiveržimą, per žmonių žudimą, per žmonių kankinimus, tai būtent šita iš vakarų plintanti leftizmo bacila kerta per dvasinės vertybės, kerta per moralės supratimą, kerta per prigimtinės visuomenės struktūras, pradedant šeimą, baigiant tautą. Ir kuri pusė greičiau gali sunaikinti, čia yra toks pakankamai atviras klausimas. Aš manau, nėra didelio skirtumo, ar tu tautą sunaikinsi per 10 metų, ar tu tautą sunaikinsi per 50 metų. Jeigu galutinis rezultatas vis tiek yra tas pats. Tai aš sakyčiau, kad šiandien ta pati valdančioji koalicija, jie priima daug tikrai neblogų iniciatyvų, būtent siekdama arba imituodama, kad siekia mus apsaugoti nuo rytietiško imperializmo, bet pati ta valdančioji koalicija reprezentuoja tas grėsmės, kurios ateina iš vakarų globalizmo ir leftizmo. Tai aš už tai ir grįžtu prie to klausimo, kad jeigu mūsų visuomenė iš tikrųjų nori išlikti, jie turi ne tik tai aktyviai priešintis visuomeninėme ir kultūrinėme lygyje, bet turi taip pat pakilti ir į politinį lygmenį, tapti realią politinę naciją ir keisti valstybės valdymą, nes jeigu mūsų valdys taip, kaip valdė lygi šiol, paskutinius 10 ar 15 metų ir kaip valdo ypač pastarosios kadencijos parlamentinė dauguma, aš nematau didelių šansų mūsų tautai išlikti. Dar galvoju, būtų pabaigais įdomu supažindinti klausytojus su Sovietų Sąjungos atveju, kai Leninas, būdamas valdžioje, pradėjo realiai daryti tai, ką LGBT dabar siekia. Tai nėra istorijoje pirmas atvejis tai, kas vakaruose dabar vyksta. Ten buvogi ir abortai teisinti, ir vaikai atiminėjami, ir komunos kūriamos, ir visą tai Stalinas 36 metais berods uždraudė. Ar tau, gal galėtum daugiau apie tai papasakoti? Šiek tiek domėjausi šitais dalykais, tai realiai nuo marksizmo-leninizmo atsišakojo ne viena komunistų srovė. Tų srovių ten buvo keletas, pagal lyderius jos taip sąlyginai galima įvardinti, tarkim, trockizmas, stalinizmas, maoizmas. Buvo ten ir daugiau visokių srovių, bet tos trys gal tokios jau būtų pagrindinės, ar ne? Tai būtent kas išskyrė trockizmą ir stalinizmą, tai vienas iš aspektų buvo požiūris į
sakykime, teritorinę valstybę, nes Trockis tai buvo nuoseklus kosmopolitas ir jis kalbėjo apie pasaulinę revoliuciją, apie pasaulinius politinius procesus, apie vieną kosmopolitinę visuomenę. Na, o Stalinas jis buvo daugiau klasikinis imperialistas. Ir jisai kalbėjo apie komunizmo kūrimo pradžią nuo vienos valstybės, o paskui jau, žodžiu, galima plėtoti tą komunizmą į kitas šalis. Tai čia buvo vienas toksai, sakykime, toks, tarkim, skirtumas patriotiniu tokiu atžvilgiu, ar ne, o kitas skirtumas tai buvo būtent požiūris į genderizmą. Nes ką Leninas pradėjo su tokia Kolontai visą tą seksualinę revoliuciją Sovietų Rusijoje, tai Trockis ir trockistai vėliau tą labai sėkmingai tęsė vakaruose. Paskui jau ten iš Trockio išaugo tokie teoretikai kaip, tarkim, Herbertas Marcuse, kuris turėjo labai didelį įtaką to šio laikinio kairuoliško liberalizmo arba neomarksizmo, kiti vadina, ideologijai. Buvo tokie ideologai kaip Antonijo Gramšis, Giordis Lukačas, žodžiu, jie visi nuėjo, sakykime, taip jau labiau su Trockiu. O Stalinas jisai pamatė, kad realiai visuomenė, taip liaudiškai tariant, eina visiškai šaibom, krūvos beglobių vaikų, žodžiu, pamatinės institucijos sunaikintos ir pamatė, kad, realiai iš tikrųjų ta valstybė artėja prie žlugimo ribos. Na ir tada jis iš tikrųjų gražino tam tikras tokias konservatyves, netgi galima sakyti iš dalies krikščioniškas normas, gražino prigimtinės šeimos institutą, homoseksualizmą netgi pavertė kriminaliniu nusikaltimu, buvo baudžiamajame kodekse konkretus straipsnis už homoseksualius santykius. Nors tiek prisimenu tik vyrų. Mat įdomu, kodėl jam lesbietės neužkliuvo. Matyt, kadangi jis pats buvo vyras, tai, žodžiu, sakykime, galbūt lesbiečių santykiai jam nebuvo aktualūs. Galbūt jis bijojo, kad koks nors ten komunistas su homoseksualia pakraipa ateis jį ir išprievartaus, o lesbietė neišprievartaus. Na, čia galima šiek tiek pajokauti, bet kiti dalykai tai jie liko. Tarkim, abortais Sovietų sąjunga buvo viena pirmaujančių valstybių pasaulyje. Ir iki šiol Rusija, kaip čia kai kurie nelabai protingo, sakykime, mąstymo žmonės galvoja, kad Putinas tai čia kažkoks jau ten tautinių ir krikščioniškų vertybių gynėjas. Bet Rusija šiandien, nuo sovietų laikų iki šiandien yra viena pirmaujančių šalių pagal abortus ir pagal skyrybas. Tai visą, ką reikia žinoti apie Rusijos šeimos vertybės. Jeigu dabartinė Rusija ten, tarkim, uždraudė propaguoti homoseksualizmą, tai yra tik viena labai siaura sritis. Iš tikrųjų, šeimos vertybės tai nėra tik tai kova su LGBT ideologija, tai yra taip pat kova už gyvybę, už žmogaus gyvybę, už žmogaus teisę augti toj pačioj sveikoj prigimtiniai šeimoje ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra ištikimybė, sutuoktinių ištikimybė viens kitam. O jeigu, sakysime, vaikai yra masiškai žudomi motinų įsčiose ir jeigu išsiskirti tampa lengviau negu išsitraukti dantį, tai apie kokias šeimos vertybės ten galima kalbėti. Tai kad mes galim pamatyti, kad iš tikrųjų tų skirtumų tarp putinizmo ir vakarietiško leftizmo nėra tiek jau ir daug. Ir net jeigu pereitume prie tos pačios tautinės ryties, tai pamatytumėm, kad Rusijoje šiandien yra daug didesnė tikimybė, kad bus nuteistas rusų tautininkas, kuris ten skėlė antausį kokiam nors gastarbaiteriui iš Vidurinės Azijos, negu kad bus nuteistas atvykėlis iš musulmoniškų respublikų, kuris tiesiog bus papjovęs tą rusų tautininką gatvėje. Mes matome, kad panašumų tarp rytų ir vakarų imperijų yra daugiau negu skirtumų. Taip, tai ačiū Mariau už tokį įdomų pabendravimą. Palietėm svarbius Lietuvai klausimus, ideologinius klausimus. Tikėkime, kažkiek klausytojams pasidarė aiškiau, kodėl mes vadiname LGBT ideologiją grėsmė nacionaliniam saugumui. Pabandėm tai
pavaizduoti ir įvardinti konkrečiais pavyzdžiais. Tikimės, kad mums iš dalies tai pavyko. Ir pabaigai tada pereikime prie trumpo supažindinimo su mūsų interneto puslapiu. Matysite jį ekranuose ir tiesiog noriu pagarsinti, kad tame puslapyje galite rasti išsame informaciją LGBT ideologijos klausimų, savokas įvairias, kurios su to susijusios, pagrindinius klausimus, kurie kyla pirmą kartą prisilietus prie šios temos. Matote, yra turinys, yra išsiskleidžia turinys, galima lengvai po jį naršyti, uždaryti tai, kas perskaityta, atidaryti tai, kas dar domina. Taip pat yra nuorodos, galima susipažinti su rekomenduojamais straipsniais, yra įkelti lietuvių kalba video įvairiom temom Lietuvoje išleisti, tai irgi galima pasižiūrėti. Tai toks tas mūsų puslapis, kviečiame visus besidominčius susipažinti su pateikta informacija, kviečiame turėti stiprią poziciją LGBT klausimų. Jeigu kas neaišku, galite mums visą laiką parašyti, yra mūsų nurodyti kontaktai, kviečiame šviestis, tobulėti, augti ir kartu su Dievo pagalba kurkime Lietuvą, kuri išliktų per amžius. Taip, bet jeigu Lietuva išliks, tai irgi išliks tik tai tam tikram platesniam kontekste. Nes šiuo metu mus trina vakarų globalistų ir rytų imperialistų girnos ir jeigu norime išlikti, mes turime ieškoti sąjungininkų tarp mums artimiausių regiono pirmiausia tautų, o po to ir kitų pasaulio visuomenių, kurios siekia būtent gyventi tom prigimtiniam, tautiniam, konservatyviom ir krikščioniškom vertybėm. Tai dar kartą dėkui ir iki naujų susitikimų. Sudie.